Taigi, sveiki dar kartelį, esu Gediminas Meižys, man 30 metų, esu baigęs statybos inžineriją, taip pat mokinuosi skaitmeninį dizainą, šiais metais šį mėnesį turėčiau baigti. Taip pat turiu didelę patirtį statybų srityje, medžio apdirbime, patirtį projektavime. Taigi, pagrindinė mano užduotis buvo iš skaitmeninio dizaino, tai sukurti puslapį, parengti moodboardą, sukurti logotipą, firmos identitetą bei tiesiog sukurti tinklapio dizainą. O kaip iš verslo pusės, tai tiesiog pati tema, kaip viskas turėtų atrodyti, sukurti skaitmeninį produktą ir panašiai. Taigi, moodboardo sukūrimas, pasirinkau tam tikrus šriftus, išanalizavęs, kas labiau tiktų žmonėm, kas mano akį labiau trauktų, kokie šriftai. Taip pat puslapio spalvos, kad būtų tokios švelnesnės, suteiktų jaukumo ir panašiai, bei pasirinktos nuotraukos. Taip pat pačio puslapio dizainą pasirinkau per Figma, susidėliau wireframe'us, ko pasekoje tiesiog palengvino patį sukūrimą per hostingerio platformą. Na ir pačio projekto apibendrinimas, kokie buvo sunkumai, su kuom teko pačiam susidurti, tai tiesiog kaip skaitmeninio dizaino kūrėjai, tai parinkti tam tikras spalvas. Tiesiog norėčiau dabar parodyti galutinį variantą, kas gavosi. Taigi per hostingerio platformą sukūriau svetainę, savo svajonę turbūt, nes kelis metus jau svajojau apie šitokį projektą. Taigi pati Visio Kalvė yra unikalus produktas klientui, kur galės tiesiog ateiti, nusipirkti projektą, smėlio dėžių, supynių ar dar kažkokių gerbūvio, kur aplinką gali papuošti tą projektą nusipirkęs, tiesiog klientas pats galės susirinkti, susikurti ir panašiai. Taigi užėję pačią svetainę, sutiksime pačią pirmą skaidrę, kad galime įgyvendinti jūsų fantazijas, jūsų svajonės ir panašiai. Kadangi esu statybininkas, tai galiu ir žmonėm nubraižyti vizualizacijas namų, parinkti tam tikras medžiagas, tiktų jų lūkesčius ir iš statybinės pusės. Na ir pasidaryk pats projektai, tai yra unikali galimybė sukurti tiesiog savo įsvajotą smėlio dėžę, nežinau, su vaiku supynės ar dar kažkas, ir kame visa esmė yra ir logika, kad žmogus pats gali sukonstruoti visą tai. Taip pat išskyriau, kad individualūs projektai būtų, žmogus gal tiesiog turi kažkokių savo fantazijų, minčių, idėjų, tai gali kreiptis irgi drąsiai. Na ir motyvacija visiems, tai tiesiog norėtųsi turėti kaip ir atributiką su savo logotipu ir kad kiekvienas žmogus galėtų įkvėpti tiek save, tiek kitus. Tai pasirinkau maikutės su garsių filosofų ar verslininkų citatomis, kurie tiesiog ne tik atpuoš maikutės, bet ir suteiks motyvaciją. Nuėję žemiau rasime ypatingus pasiūlymus, tai čia šitoj paragrafai turėtų atsirasti ar nauji produktai. Taip pat turiu partnerius, kurie sutiko bendradarbiauti su manim, ko pasekoje šitas projektas tapo dar galingesnis ir unikalus. Taip pat susisiekime su mumis, tai jeigu kažkokie klausimai ar dar kažkas kyla, taigi pereikime prie paslaugų. Tai namų eksterjeras paragrafoje rasime paslaugų formą, jeigu reikėtų klientui. Taigi garsioji paragrafų pasidaryk pats, tai čia, kaip ir minėjau, visi projektai, kur klientas ne tik vizualinį vaizdinį gaus, bet ir techninius brėžinius, kur galės pats sukurti savo įsvajotą smėlio dėžę ir panašiai. Tai ir kuo unikalu, kad mano partneriai sutinka tiek nuolaidas pritaikyti, tiek dar kažkas, nes šituose visuose projektuose bus ir medžiagų žiniaraščiai, ir kontaktai, iš kur tas medžiagas įsigyti. Na ir motyvacinės prekės, tai kaip ir minėjau, garsių žmonių citatos ant maikučių. Taip pat prekių skyriuje rasite atsiliepimus klientų, kas, manau, tikrai padidins patikimumą. Taip pat apie mus paragrafai yra, kur tiek yra išdėstyta, kas mes tokie esame, kokie mūsų tikslai, mūsų vizija, na ir faktas, kas mūsų kolektyvai sudaro. Taip pat pasirinkau tokį įdomesnį
skiltį kaip vlogas, tai viena iš pagrindinių skyrių yra laikas kartu. Tai šitam skyriuje rasite, kaip galite laiką praleisti su šeima nemokamai, ten nuo daržo darbų iki pikniko gamtoj, tai tiesiog, kad turėti tą tokį glaudų ryšį šeimoje. Taip pat galerijoj galima rasti, ką mes jau esame pagaminę, kokius esame įgyvendinę projektus. Na ir kontaktai, jeigu kažkam aktualu, tai visą laiką socialiniai tinklai yra aktualūs. Tai ačiū už dėmesį.